Antradienį, birželio 16 dieną, 11 val. Oginskio rūmuose vyko aplinkos tvarkymo komisijos susirinkimas. Kalbiname architektę Gražiną Kirdeikienę. Esu Gražina Kirdeikienė, Plungės dvaro sodybos projekto vadovė, architektūrinės dalies vadovė. Kokiu tikslu buvo surinkta visa komisija? Komisija buvo surinkta priimti paveldosaugos tvarkybos darbus. Ir ką nusprendėte šiandienos posėdėje? Nusprendėm, kad dalis darbų bus priimta, o dalis darbų, kuriems reikia dar papildomai padirbėti, prie kurių bus toliau nukelta komisija. Vėliau bus. Kokių minusų radote projekto vykdytojų darbuose? Čia gali tada ponas Aleksandravičius paaiškinti, dėl to, kad jis yra tos dalies projekto vadovas. Šiek tiek trūksta bendro išbaigtumo, yra smulkių tokių šlaitų planiravimo trūkumų, protakų, reiškia, dangos planiravimo trūkumų. Ir vienas klausimėlis yra dėl tvenkinio valymo, daugiau galbūt, kaip čia pasakyti, darbų kiekių sureguliavimas negu techninis, manyčiau. Kaip manote, ar per duotą laiką bus ištaisytos klaidos? Jeigu bus rangovo suinteresuotumas, turėtų suspėti. Iki kokios datos buvo priimtas nutarimas pataisyti visas klaidas? Nutarta iki po joninių iš karto rinkti komisiją, jau matysis pagal darbo eigą ir visą kitką, kaip jie vyks, datą dar patikslins pirmininkas. Ar ištaisius visas klaidas bus pasirašytas projektas? Be abejo, jeigu viskas bus sutvarkyta, nėra priežasčių nepasirašyti. Ačiū labai. Susirinkime buvo aptarti grindinio, tiltelių, tvenkinių ir kitų vandens telkinių esančių Oginskio dvaro parke tvarkymo klausimai. Komisija apžiūrėjus dvaro aplinką, parko tvarkymo darbų rangovas pristatė projektą. Dėkim nuo rangovo. Kuris pristato darbus, kaip mato tavo objektą. Tada, kaip sakiau, aktai yra paruošti, padėti. Nei pavyko čia surašyti, nei nepasirašyti. Kiekvieną savo nuomonę. Bet savo funkciją atliko. Neprieštaros, jei kas nors dar išsakys kažkokius smulkmenas. Bet bendram kontekste objektas ir išbaigtų padėti. Aišku, ateity gali dar iškilti ir iškils šitie, kai kurie gal defektai, bet mes nešame atsakomybę 5 metus ir jeigu būsim gyvi, visą dar tvarkysim šitas dalykus ir bendradarbiausim su parko direkcija ir su savivaldybe. O daugiau, jeigu kas išsakysi kokius realias smulkmenas, mes pasiryžę dar pataisyti. Bet, kaip sakiau, ir administracijos direktoriau, ir savivaldybės, ir Santanovo buvo įmonės jėgos irgi išsekiusios ir kadangi krizė yra ir daugiau įmonių bankrutavo, mes dar laikomės ir tas irgi iššaukė ir ateities darbus. Bet galima konstatuoti, visi pagal projektą, kurie buvo suplanuoti darbą, yra pagal planą. Žemaičių dailės muziejaus direktorius Arvydas Bakanauskas komisijai pristatė darbų vykdymo eigą. Aš
kategoriškai nesutinku su šitais kiekiais, kurie buvo nuimti iš dangaus. Niekas neįrodys man, kad tiksliai tie kiekiai buvo išvežti ir tiksliai tie kiekiai išvalyti. Yra apibrėžta, kaip turėjo atrodyti tvenkinys po išvalymo ir jį reikia išvalyti. Yra projektai ir kaip autorius projektų pasako, ar taip buvo užduota užduotis rangovui ar kitaip. Kita vertus. Daugiau pinigų mes negausim nei antram etape, nei trečiam tų tvenkinių valymų. Jeigu mes pradėsim jį valyti, aišku, kad pasižeis ir trečias ir ketvirtas tvenkinys. Čia reikės vėl išpumpuoti vandenį ir vėl viskas bus iš naujo. Šitą tvenkinį reikia išvalyti. Jisai buvo numatytas, kaip buvo numatytas ir jį reikia iškasti. O ten, jeigu, sakykime, pasikeitė technologija valymo, tai nereiškia, kad būtent dėl išpumpavimo. Pasižiūrėkite į projektą. Šito, kur paskutinio tvenkinio net nėra, kur jūs iškasėt be reikalo. Jūs be reikalo galėtų pasakyti net techninis prižiūrėtojas, klosas rinkų savo. Ar yra tas projektas nurodyta trečias tvenkinys, kur ten mes žiūrėjome? Jo nėra. Komisija aptarė darbų vykdymo ypatumus. Kitas komisijos susirinkimas planuojamas po Joninių.